Šį sezoną tokių karštų rungtynių neturėjot dar. Nu neturėjom, tai nieko nepadarysi, bus. Rungtynių tokių karštų mes patys karštyti, taip ir išėjom. Gaila, kad jis atsakė, jam galėjo neatsakyti, tai būtume daugiau likimus. Kaip manot, kodėl taip atsitiko? Nes Dėl teisėjas. įtampos rungtynių? Jokios įtampos teisėjas. Vienas švilpia, kitą nešvilpia, po to jam tai patinka, tą pamatė, tą nepamatė, vienas prieštarauja, vieną kartą sušvilpia vienaip, vieniems sušvilpia, kitą nesušvilpia, taip ir išeina. Žmogus galvoja, kad sušvilps, nesušvilpis, neravo, pastumė vieną, kitas atsakė, nu ir viskas. Aš manau, kad čia gynai teisėjo. Čia nepasiteisinimas. Aš manau, kad čia teisėjas gynai paleidęs rungtynės ir viskas. O apie rungtynes? Ką rungtynės, nu, geros rungtynės, kai laimėjus, tu geras. Pasisekė mušti pirmą kėlinį. Jums nepasisekė? Nu, turiminį, nebuvo mūsų puolėjo, tai jie patys savo mušo, tai nereikia ir, reiškia, puolėjo mums sulaužė ranką, tai svetimi mušo. Nežinau. Kas pasikeitė po to įvarčio? Bandėt kažkiek atsitraukti ir toliau žaidė tą patį žaidimą? Sunku mums atsitraukti, kiek mes kalbam, kad bandom, kad daugiau padėtų gynybą, kad prižiūrėtų. Bet kažkaip tai, nežinau, ar varžovai, ar mes kažkaip vis tiek mes bandom kontroliuoti kamuolį ir stengiamės vis tiek pelnyti tos įvarčius ir atidengiam gynybą pačią. Ir leidžiam varžovams sukurti progas. Matėt kokią painiavą turnyro lentelėje? Nu tai matėm dabar kaip VVG pralošė, Onyx pralošė. Džiaugiatės? Nežinom, jeigu už pirmą vietą kažkas yra, tai galima džiaugtis, nes tai mūsų viskas rankos, jeigu mes toliau viską laimim, tai aiškiai pirmą vietą, o jeigu... Yra labai svarbu reguliariam sezone būti pirmiem. Žiūrint pagal tai, kaip vyksta, manau, kitos grupės varžybos, nes norėtų, aišku, kitos vietos užimti, nes ten dineris, aišku, mes dar nematėme jų varžybų, bet pagal status, pagal kas viską laiminėja, ten neįlygiom, nežinau, ten kažkaip tai jie ganėtinai stipriai atrodo, bent jau pagal rezultatus. Ne, aš pagal žaidimą, bet praeitais metais jie irgi ganėtinai stipriai atrodė, bet kai žaidėm su jais kažkaip tai jie, nežinau, kodėl jie buvo mums tą iniciatyvą ir leido taip. Bet tai buvo pernai? Buvo pernai, tai aš suprantu, bet sakau, tai nežinau, aš nemačiau šiemet jų varžybų, kaip jie žaidžia, kaip kas, nežinau, pas mus viskas pagal kas. Aišku, ne pagal planą, nes praradom prieš Oz United ir Sieną neatsilaikėm, aišku, antrą kėlinį tenais. Dėl vartininkų aš manau tenais ir šiandien pirmas įvartis vienintelis, kurį įmušė vartininkas pats mano ir neima kamuolio, tai nežinau, taip neturi būti. O nebuvo minčių po to praleisto įvarčio, kad gali būti taip, kaip su Siena buvo? Buvo minčių, nes matot, jie aišku, pasitikėjimas pas juos iškart atsirado ir jie pradėjo spausti, bet aišku, turėjome ir savo šansų, kad aišku, daugiau būtų geriau pelnyti įvarčių, nes šansų buvo tikrai nemažai. Ir nežinau, ar nori visi gražiai mušti, ar kas, jeigu galima buvo laisvai bišį kamuolį pastumti ir būtų vartose, o jie bando kažką ten tokio išrasti iš to futbolo labai daug.